Šioje sesijoje išklausysime 2 pranešimus. Pirmasis pranešimas yra Lietuvos lotyniškosios kultūros svarba, spaudos aspektai. Pranešimą skaitys daktarė Daiva Narbutienė, knygotyrininkė ir bibliografė, dirbanti Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyriaus vedėja, daugelį metų nuosekliai tyrinėjanti lotyniškosios knygos ir spaudos istoriją ir tradicijas. Ir savo pranešime Daiva Narbutienė remsis 2004-aisiais, jei neklystu, išėjusią disertacijos tema parašytą monografiją Lietuvos didžiosios kunigaikštijos lotyniškoji knyga 15-17 amžiuje. Pranešime prelegentė apsiribos 16 amžiaus laikotarpiu. Dar norėčiau kartu padėkoti Sigitui Narbutui, kuris padės pranešimą papildyti vizualinę medžiagą. Dėkui. Labadiena, ačiū gerbiamai Rasai už tokį išsamų pristatymą, kaip man pačiai nebereikės vargintis ir prisistatyti. Ir iš karto jums leidus pabandysiu, kaip sugebėsiu aptarti išties labai plačią temą. Nuo pat 16 amžiaus spaudos atsiradimo Lietuvoje pradžios knygos čia buvo leidžiamos ne kuria nors viena, kaip žinia, o įvairiomis kalbomis. Lietuvių, lotynų, lenkų, rusėnų, bažnytinę slavų, italų, prancūzų, vokiečių ir kitomis. Jau šiandien tikrai nekartą teko išgirsti apie tai, kad apie lotyniškąją Lietuvos spaudą ir jau ne vienas lotyniškosios spaudos paminklas šiandien buvo pristatytas. Tad jeigu kur pasikartosiu, manau, nebus blogiau, tikiuosi geriau įsiminsime visus tos svarbiausius paminklus. Ir dar noriu, pradėdama savo pranešimą, pasakyti, kad lotyniškoji spausdintinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knyga užima tikrai ypatingą, svarią vietą Lietuvos raštijos knygos kultūroje. Jau šiandien, sakau, mes tą ir spėjome įsitikinti iš pirmosios sesijos. Knygų lotynų kalba spausdinimas buvo visuotinis 15, 17, iš dalies ir 18 amžiaus Europos kultūros reiškinys. Svarbiausias veiksnys lėmęs tokios spaudos poreikiai lotynų kalbos kaip tarptautinės komunikacijos priemonės vartojimas tam tikrose visuomenės kultūrinio ir politinio gyvenimo sferose, o būtent švietime ir bažnyčioje. Svarbu pastebėti ir tai, kad lotynų kalba atspindėjo tam tikrą mokytumo lygį, kas šiandien irgi nekartą buvo pasakyta. Tad pasaulio pažinimas per lotyniškai, tai yra tarptautinė kalba sukurtus veikalus, grožinės literatūros kūrinius ar mokslinius tekstus, užtikrino operatyvų skleidžiamos informacijos patikimumą be tarpininkų. Apie lotyniškąją Lietuvos literatūrą rašyta tikrai labai daug. Ypač daug čia nusipelno Vilniaus universiteto klasikinės filologijos katedros profesoriai, dėstytojai ir absolventai. Reikšmingų atliktų tyrimų laikyčiau Albino Jovaišo ir Eugenijos Ulčinaitės parengtą kapitalinę studiją Senoji literatūros istorija 13-18 amžiai, kurioje yra parodoma visa įvairiakalbė Lietuvos literatūros istorija. Ir nuosekliai argumentuotai atskleista Lietuvos raštijos raida. Reikšmingas mano galva yra ir dar vienas palyginti naujas leidinys. 2011 metais pasirodęs autorių kolektyvo straipsnių rinkinys Senosios Lietuvos literatūra 2050-1795, pateikiantis savitų interpretacijų apie daugiakalbę senąją literatūrą. Pastaruoju metu ypač suintensyvėjo lotyniškų tekstų vertimai į lietuvių kalbą. Nevardydama čia visų vertėjų, norėčiau iš jų išskirti profesorę Eugeniją Ulčinaitę ir daktarą Sigitą Narbutą.
Jie atliko didžiulį darbą, leidžiantį prisiliesti prie senųjų tekstų visiems besidomintiems Lietuvos kultūros istoriją. Kodėl juos miniu? Aš rengdama ir šį pranešimą, tai tik noriu pasitikrinti, sakykime, tekstą, kas išvertė ir vis susiduriu su šitomis pavardėmis. Išskirtinas ir Vilniaus universiteto skaitmeninės filologijos centro vadovo Mindaugo Strockio, inicijavusio lotynų ir graikų kūrinių vertimų į lietuvių kalbą bibliografijos duomenų bazės sukūrimą ir vaidmuo. Ši 2009 metais sukurta duomenų bazė yra palaikoma ir iki šiol. Čia adresai nurodo, jeigu kas nežinote, prašom pasidomėti, tikrai rasite daug savo naudingos informacijos. Šiame pranešime aš stengsiuosi aptarti aplinkybės lėmusias LDK lotyniškusios spaudos atsiradimą, jos vietą ir reikšmę bendrame 16 amžiaus spausdintinės knygos kontekste. Taip pat sieksiu parodyti svarbiausius lotyniškusios spaudos paminklus, vienaip ar kitaip įtakojusius kultūrinius valstybės procesus. Lotynų kalbos vartojimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje turėjo gilias tradicijas. Lotyniškosios raštijos užuomazgos sietinos su valstybės gimimu 13 amžiaus viduryje, su kunigaikščio Mindaugo krikštu 1251 metais ir karūnavimu 1253. Tuomet radosi ir valstybės raštinės užuomazgos, o jos raštininkų dirbęs veikiausiai atvykėlis iš Livonijos ordinų, mokėjęs lotynų ir vokiečių kalbas, dar gal kai kurias kitas kalbas, reikalingas oficialiam bendravimui su vokiečių ordinų ir Romos katalikų bažnyčia. Tuomet Lietuvoje ėmė funkcionuoti Europoje pripažinti oficialiųjų diplomatinių raštų pavidalai. Tai ir buvo viena pagrindinių aplinkybių, lėmusių komunikacijos lotynų kalba atsiradimą Lietuvoje. Pirmoji tokios komunikacijos liudijimų laikytume 1253 metais Liepos 6 dieną lotyniškai parašyta karaliaus Mindaugo privilegija Livonijos pirkliams. Svarbus Mindaugo 1254 metų kovo 12 dienos raštas apie vyskupijos įsteigimą Lietuvos karalystėje. Ir būta ir daugiau Mindaugo raštų lotynų kalba. 14 amžiaus pabaigoje įkurta didžiojo kunigaikščio kanceliarija pagreitino raštų kultūros plitimą visuomenėje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje suorganizuota pastoviai veikusi tarnyba, tvarkiusi valdovų susirašinėjimą su užsieniu ir rengusi įvairius teisinius aktus. Epistolinis didžiojo kunigaikščio Gedimino palikimas, lotynų kalba rašyti Vytauto, Žygimanto Augusto laiškai bei dokumentai liudija lotynų kalba buvus viena iš pagrindinių palaikant diplomatinius ryšius su vakarų Europos kraštais. O valdovo raštininkais ir sekretoriais dirbę lietuvių kilmės Lietuvos piliečiai sukūrė reikšmingų veikalų sietinų su Lietuvos grožinės literatūros pradžia. Turbūt nesuklysime teigdami, kad tiek švietimo, tiek iš dalies ir bažnyčios latinizacijos proceso kulminacija buvo 15 amžiaus pabaiga, 16 amžiaus pirmoji pusė. Tai visų pirma susiję su humanistiniu judėjimu, atgaivinusi antikos kultūros vertybės. Lotynų kalbos mokymas tapo aktualus ne tik aukštojo mokslo, bet ir bendrojo ugdymo įstaigose. Bendraujama lotyniškai buvo ne tik pamokų metu, bet ir po jų vykusiuose papildomuose užsiėmimuose. Pasak prancūzų kultūros istorikės Françoise Vaquet, lotynų kalba buvo laikoma šnekamąja mokyklinio pasaulio kalba, o lotynų kalba parašyti vadovėliai iš esmės visur buvo tie patys. Esant tokiam visuotiniam lotynų kalbos mokymui, ypač 16 amžiuje, ši kalba ilgam buvo virtusi universalios komunikacijos įrankių. Tad ir nauji moksliniai išradimai, disertacijų tezės net iki 19 amžiaus vidurio buvo skelbimi lotyniškai. Žinoma, tai buvo ir elito kalba, kuria buvo bendraujama valdovų rūmuose, taip Ritali karalienė Bona Sforza, Žygimanto Senojo žmona į savo rūmus Vilniuje buvo pasikvietusi lenkų ir italų,
kuriems artimus humanistinės idėjos ir jie gerai mokėjo lotynų kalbą. Svarbiausiais pavyzdžiais kūrybai 16 amžiaus pradžios ir vidurio humanistai laikė Vilijų, Horacijų, Ciceroną ir Cezarį. Šios nuostatos buvo labai palankios plisti moderniai literatūrai lotynų kalba. Lotynų kalbos poreikį ir vaidmenį Lietuvos gyvenime sustiprino 16 amžiuje paplitusi lietuvių kilmės iš romėnų teorija. Čia jau šiandien buvo apie tai kalbėta, tik paminėsiu, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarijos sekretorius Mykolas Lietuvis, tai yra bajoras Venclovas Mikalojaitis, apie 1550 metus parašytame traktate apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius teigė, kad rusų kalba esanti svetima mums lietuviams, tai yra italams, kilusiems iš italų kraujo. Jis taip pat apgailestavo, kad Lietuvoje trūksta gimnazijų su dėstomąja lotynų kalba. Na, jau atrodo, mes šiandien vėlgi apie tai girdėjome. O išlikę 10 traktato fragmentų buvo publikuoti 1615 metais Bazelyje. Lietuviškas knygos vertimas išleistas 1966 metais vertė Ignas Jonynas. Su humanistų sąjūdžiu labai susijęs ir kitas svarbus 16 amžiaus kultūros reiškinys reformacija, visoje Europoje pagyvinęs raštijos vietinėmis, šnekamosiomis kalbomis plėtrą. Tik Lietuvoje tokį nacionalinės kalbos vaidmenį atliko ne lietuvių, bet nuo seno čia gyvavusius rusėnų ir kur kas vėliau, maždaug apie 16 amžiaus vidurį ir ypač po Liublino unijos, čia ėmus įsigalėti lenkų kalbos. Na ir čia norėčiau priminti, tikriausiai svarbu paminėti, kad 1522 metais tokia pirmoji knygelė rusėnų kalba pasirodė Vilniuje, tai yra Pranciškaus Skorinos mažoji kelionė knygelė. Na ir paskui dar 25 metais pasirodė antroji rusėnų kalba parašyta Pranciškos Skorinos knygelė Apaštalas. Ir vėliau 1563 metais Lietuvos Brastoje Mikalojaus Radvilos Juodoje įsteigtoje spaustuvėje lenkų kalba išleistas Šventasis raštas. Na, o tuo tarpu pirmoji knyga lietuvių kalba Mažvydo katekizmas išspausdinta, kaip žinia, Prūsijos kunigaikštystėje. Beje, lietuviškosios raštijos pradininkai puikiai mokėjo lotynų kalbą ir šią kalbą taip pat paliko paminklų. O kaip žinia, ir pirmojoje lietuviškoje knygelėje pratarmė Mažvydo yra parašyta vėlgi lotynų kalba. Pirmoji, na, aš gal apie mokyklas trumpai tik pasakysiu, kad lotynų kalbos gyvavimas skatino ir aišku besiplečias Lietuvos mokyklų tinklas. O ypač 1599 metais, o ypač įkurtam Vilniaus jėzuitų akademija. Jėzuitai tokį tinklą greitai sukūrė, kad jau 1599 metais jėzuitų ordino vadovybės priimtose mokymo nuostatuose buvo daug kalbama ir vėl apie lotynų kalbą. Dėstytojai turėjo iš mokinių reikalauti uolaus lotynų kalbos vartojimo netgi namuose, atostogų metu, nekalbant apie bendravimą raštu, eilių kūrimą, kiekvieną svarbesnę progą ir panašiai. Taigi atrodo, kad būtų pakankamai veiksnių įtakojusių spaudos lotynų kalba atsiradimą. Kaip žinia, pirmoji 15 amžiaus viduryje spaudos išradėjo Johano Gutenbergo išspausdinta knyga yra vadinamoji 42 eilučių Biblija. Ji vėlgi buvo lotyniška. Ir jinai išspausdinta 180 egzempliorių tiražu Mainze. Išlikę šiandien yra žinomi 48 egzemplioriai. Pirmosios 15 amžiaus spausdintos knygos yra vadinamas, čia visi žinome, inkunabalais. Ir iki 16 amžiaus pradžios net 77% visų Europos knygų išėjo lotynų kalba. Laikantis tam tikrų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės spausdintiniam paveldui priskiriamų kriterijų, pati seniausia LDK spausdintinė knyga irgi yra lotyniška. Ne rusėniška, ne lenkiška, o lotyniška. Kokie tie kriterijai? Ką laikytume LDK lotyniška knyga?
Tai visų pirma visi LDK teritorijoje išspausdinti leidiniai ir antra LDK autorių parašyti, bet dėl įvairių priežasčių svetur išspausdinti kūriniai. Taigi tokie kriterijai taikytini būtent lotyniškoms knygoms. Tuo tarpu kitomis kalbomis išėjusių leidinių visi tai yra suprantami, sudaromi laikantis kiek kitokių principų. Kalbos, lietuvių, rusėnų ar kanceliarinė slavų kalba arba teritorijos. Tai pavyzdžiui parengtas 17 amžiaus Lietuvos lenkiškų knygų sąrašas. Tad ir LDK lotyniškosios, ir ne tik lotyniškosios, bet apskritai spausdintinės knygos raidą galėtume pradėti nuo inkunabulo. Vilniaus vyskupo Alberto Taboro liepimu kanauninko Martyno Radomiečio 1499 metais parengta ir Gdanske išleisdinta Vilniaus vyskupijos reikmėms pritaikyta apeigyno agenda. Šito apeigyno dabar yra išlikę žinomi tik 2 egzemplioriai ir abu jie saugomi ne Lietuvoje, o Lenkijos bibliotekose. Tas pats Vilniaus vyskupas Albertas Taboras užsakė Krokuvos kanauninkui Janui Sakranui aprašyti katalikų ir stačiatikių tikėjimų skirtumus. Taip 1501 metais Krokuvoje išėjo viena iš pirmųjų Lietuvos lotyniškųjų knygų klaidų esančių rusėnų apeigose nušvietimas. Iki pat 16 amžiaus vidurio Lietuvos autorių parengtos lotyniškos knygos buvo spausdinamos užsienyje. Tai susiję visų pirma, aišku, su poligrafinės bazės stoka Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Sistemingos leidybos valstybėje organizavimas, jau kaip šiandien ir girdėjome, susijęs su Mikalojaus Radvilos Juodojo ir jų aplinkos veikla. Ir kaip tik po Lietuvos brastos spaustuvės Nesvyžiuje 1562 metais spaustuvė vėlgi Mikalojaus Radvilos Juodojo remiamas įsteigė Motiejus Kavečinskis. Ir šitos aplinkybės sudarė sąlygas, nors ir dominuojant lenkiškoms knygoms, tėvyniniai spausdintiniai knygai lotynų kalba atsirasti. 1564 metais Nesvyžiuje išėjo poleminis Lenkų arijono teologo Gžegožo Pavelo iš Bzezino veikalas Antidotum contra articulos fidei novė, priešnuodis prieš naujojo tikėjimo punktus, kuris dėja žinomas tik iš bibliografinių šaltinių. Šiandien gerbiama Inga minėjo, kad yra dingusių rankraščių. Galėčiau taip pat pridėti, kad regis yra dar neatrastų dingusių knygų, kurios yra žinomas tik iš bibliografinių šaltinių. Apie tikrai pagyvėjusią lotyniškosios knygos valstybėje leidybą galima kalbėti, kai 1575 metais Vilniaus jėzuitų kolegijai Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis padovanojo iš brastos pargabentą iš tėvo Radvilos Juodojo paveldėtą spaustuvę. Pirmoji naujosios spaustuvės knyga buvo jėzuito, būsimojo pirmojo Vilniaus akademijos rektoriaus Petro Skargos poleminis lotyniškai parašytas ir 1576 metais išleistas veikalas už švenčiausią Eucharistiją prieš Cvinglio ereziją. 16-17 amžiuje Vilniaus akademijos spaustuvėje dominavo knygų lotynų kalba leidyba ir tik 18 amžiuje ją šiek tiek aplenkė lenkiškų knygų spausdinimas. 16 amžiaus lotyniškų knygų repertuarą sudaro 373 leidiniai, o LDK teritorijoje išleista 220. Remiantis nacionalinės Lietuvos bibliografijos duomenimis, lietuviškų knygų 16 amžiuje išleista 30, 8 Lietuvoje ir 22 Prūsijoje. Kiriliško šrifto knygų, įskaitant ir Pranciškos Korinos Biblijos sąsiuvinių leidimus Prahoje, išspausdinta 57. Kol kas sunku pasakyti, kiek knygų išleista lenkų kalba, bet galima manyti, kad maždaug panašiai kaip ir lotyniškų. Lotyniškoji knyga be galo įvairi tiek teminių, pagal turinį, tiek tipologinių, pagal paskirtį aspektų. Dominavo pasaulietinė literatūra, išsiskyrusi ypač vertingais meninių požiūrių grožiniais poezijos ir prozos kūriniais.
Daugiausia buvo spausdinami įvairūs eiliuoti tekstai. Grožinės lietuvių literatūros ištakos sėtinos su epinės poemos atsiradimu. Veikiausiai pirmąja tokia knyga laikytina 1516 metais Krokuvoje spausdinta Jono Visličiečio sukurta poema Prūsų karas, įamžinanti Žalgirio mūšį. Čia aš iš karto turiu prisipažinti, kad mūsų su Sigitu Narbutu parengtame sąraše 15-16 amžiaus Lietuvos lotyniškos knygos šio veikalo nėra, nes mes laikėmės tokios nuostatos, kad veikiausiai Vislicietis nėra Lietuvos pilietis ir nelaikytinas mūsų autoriumi. Bet dabar, kai pasižiūriu, jeigu Baltarusija įrodinėja, kad jis esas Baltarusis, tai ir jeigu iš tikrųjų, bet ir šiandien, bet ir gerbiama Ingė Lukšaitė sakė, kad Vislicietis iš Krokuvos. Žodžiu, tad šitas klausimas, manau, yra dar labai toks atviras, bet kadangi poema yra tikrai labai savita ir tikrai tokia įprasminanti Lietuvos praeitį ir apskritai ten yra tokių įvairių detalių, kaip yra gražiai apibūdinusi Eugenija Ulčinaitė, tai ko gero reikėtų, galima sąlyginai tą poemą ir priskirti prie LDK lotyniškosios spaudos. Ši poema yra Ulčinaitės išversta ir paskelbta 1997 metais. Prie ankstyvųjų tokio žanrų kūrinių priskirtina ir 1523 metais Krokuvoje išspausdinta epinė Mikalojus Husovjano poema Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę. Jo raštai taip pat yra išversti į lietuvių kalbą viso autorių kolektyvo ir publikuoti 2007 metais. Lietuvos praeitį idealizuojančių kūrinių gretai ypatingą vietą užima ir Jono Radvano poema Radviliada, išleista Vilniuje 1592 metais Jono Karcano spaustuvėje. Fragmentai į lietuvių kalbą pirmą kartą buvo išversti Benedikto Kazlausko dar 1965 metais, o viso kūrinio vertimas atliktas Sigito Narbuto ir publikuotas 1997. Raštai visi 2009 metais. Poetinių žodžių, ką tik pasibaigė Livonijos karo mūšiai, buvo apdainuoti kitose mažesnės apimties poemose. 1582 metais Vilniuje dukart buvo išleistas žemaičių bajoro karaliaus sekretoriaus Pranciškaus Gradausko kūrinys apie Mikalojaus Radvilos Rudojo sūnų Kristupą Radvilą Perkūną. Šviesiausio kunigaikščio ir pono Kristupo Radvilos, Biržų ir Dubingių kunigaikščio žygis prieš Maskvą. Šis labai retas leidinys saugomas keliose Lenkijos bibliotekose. Taip pat ir Ukrainoje yra vienas žinomas egzempliorius. Kūrinys į lietuvių kalbą išversas klasikinės filologijos bakalauro darbo autorės Ievos Skaržinskaitės, o fragmentai publikuoti lietuvių literatūros istorijoje. 1579 metais Vilniuje Radvilos našlaitėlio spaustuvėje išleistas eilėraščių rinkinys Sveikinimai šviesiausiam ir galingiausiam valdovui Steponui I, gratulacionės, ankstyviausia proginės lotyniškosios poezijos knyga Lietuvoje laikytume. Leidinys pasirodė tais pačiais metais, kuriais buvo įkurtas Vilniaus universitetas, o privilegija jėzuitams pertvarkyti kolegiją į aukštąją mokyklą kaip tik buvo suteikę Lenkijos karalius ir LDK kunigaikštis Steponas Batoras. Eilių iš šio leidinio vertimai publikuoti Eugenijos Ulčinaitės sudarytose rinkiniuose Dainos pasauliui, saulei ir sau ir gratulacijų Vilniaus pasveikinimas. 16 amžiaus grožinės literatūros veikalams būdingas rūšių ir žanrų sinkretiškumas. Viename leidinyje dažnai būdavo spausdinami poezijos ir prozos tekstai. Vienas iš įdomesnių lotyniškosios literatūros autorių, Elijas Pilgrimovijus, prozą ir eilėmis kūręs savotiškus dialogus. Tokio pobūdžio jo kūrinių pasirodė tuoj po Livonijos karo, Krokuvoje ir Vilniuje. 1585 metais Krokuvoje buvo išspausdintas jo sukurtas pasakojimų rinkinys. Viena knyga apie Dievo bažnyčios herojus
sietina su novelės apsakymų lietuvių literatūroje pradžioje. O iš tiesų mūsų literatūroje yra daugiau žinomas anot Eugenijos Ulčinaitės sunkiai nusakomo žanro Vilniuje 1597 metais išspausdintas kūrinys Filopatris, Tėvynės mylėtojas Lietuvos senatui ir tautai. Visas į lietuvių kalbą išverstas Mindaugo Strockio ir publikuotas 1990 metais Sietyne. Tuo pat metus kristalizavosi ir kiti prozos žanrai. Su pirmosiomis prozos knygomis ypač paplinta proginis, panegyrinis kalbos, retorinis prozos kūriniai. Stambiosios prozos literatūroje išskirtini keletas etapinių kūrinių. 1585 metais Vitemberge paskelbtas Pauliaus Oderborno, didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus gyvenimas galėtų būti laikomas pirmuoju Lietuvos biografiniu romanu. Sigito Narbuto vertimas publikuotas 1999 metais. Šios knygos herojus Maskvos valdovas Ivanas IV Rūstusis. Lotyniškas jo tekstas dar 2 kartus buvo išspausdintas 16 amžiuje. Netrukus sulaukė ir vertimo į vokiečių kalbą ir kas keleri metai buvo spausdinamas įvairiuose Vokietijos miestuose. Tai išties liudija šios knygos aktualumą. 16 amžiuje atsiranda spausdintų kūrinių laidotuvių gedulo tematika. Vienas ankstyviausių tokių, jau šiandien minėtas Dariaus Kuolio pranešime, tai yra Venclovo Agripos 1553 metais sukurta ir Vitemberge išleista gedulinga kalba apie šviesiausio didiko ir pono Jono Radvilos gyvenimą ir mirtį. Oracijo Funebris. Ramunės Dambrauskaitės vertimas publikuotas žurnale Literatūra. Viena iš mėgstamiausių 16 amžiaus pabaigos Lietuvos literatūrinės kūrybos formų – epistolografija. Etapiniu šio žanro leidiniu laikytinas 1587 metais Altdorfe pasirodęs 2 dalių Saliamono Rysinskio laiškų rinkinys. Laiškų adresatai ir realūs žmonės ir išgalvoti asmenys, o temos pačios įvairiausios, nuo filosofinių svarstymų apie žmogų ir jo veiklą iki filologinių komentarų kai kuriems antikos autorių kūriniams. Jau 16 amžiaus ribą peržengė kitas labai svarbus epistolinio žanro kūrinys, nors jis buvo sukurtas dar 16 amžiuje. Tai laiškų forma aprašyta Mikalojaus Radvilos našlaitėlio kelionė į Jeruzalę. Išleista pirma laida Brandneve 1601 metais. Beje, jis tos laiškus rašė lenkiškai, o išleistas, ta knyga leidinys buvo išleistas, išverstas į lotynų kalbą Tomo Treterio. Lotynų kalba buvo ir mokslo kalba, ir čia tik gal paminėsiu, kad tam buvo reikalingos ir mokymosi priemonės, lotynų kalbos vadovėliai. Ir pirmoji LDK spausdinta lotynų kalbos gramatika 1592 metais Vilniaus akademijos spaustuvėje išleista ispanų jėzuito Manuelio Alvareso knyga apie gramatikos pagrindus De institucione gramatika. Egzempliorius yra išlikęs tik vienas ir saugomas Oselinskio bibliotekoje Vroclave. Ši gramatika Europos universitetuose buvo vartojama net iki XIX amžiaus pradžios. Lietuvoje daugiausia laidų sulaukė 18 amžiuje. Na ir, kaip jau minėjau, buvo skelbiamos ir tezės, ginamos disertacijos, taip pat lotynų kalba. Ir čia vienas iš pavyzdžių yra užsienyje išėjęs, Heidelberge išėjusios medicinos tezės apie svaigulį, kurias apgynė Severinas Martins, Konradų sūnus lietuvis. Beje, knygelė autoriaus dedikuota Jonušui Radvilai, Biržų ir Dubingių kunigaikščiui. Reikšmingą vietą lotyniškosios LDK knygos repertuare užima ir istoriografiniai veikalai. Vienas iš tokių italų kilmės Vitebsko įgulos vado Aleksandro Vanjinio, nuplagijuotas, tiksliau sakant, iš pirmojo LDK istoriko Strijkovskio, sykiu su juo tarnavusiu Vitebske pavogtas ir lotyniškai savo vardu paskelbtas Europinis Sarmatijos aprašymas.
Na, aš jau matau, kad man reikia baigti ir pasakysiu pabaigai tik tiek, kad pranešime daugiau dėmesio buvo skirta pasaulietiniai, ypač grožiniai lotyniškai knygai aptarti. Tai padaryta yra neatsitiktinai. Pagal mano atliktus statistinius skaičiavimus, grožinė literatūra sudaro didžiausią pasaulietinės literatūros dalį, apie 35% viso 16 amžiaus lotyniškojo repertuarų. Šiaip apie 130 leidinių. Tuo tarpu mokslinės ir mokomosios literatūros leidiniai 15%, oficialiosios ir visuomeninės politinės literatūros spaudiniai 14%. Iš viso pasaulietinė literatūra sudaro 67% visos 16 amžiaus lotyniškosios spaudos, o religinė 33%. 2012 metais Florencijos universitete įvyko tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lenkijos, Lietuvos ir Rusėnijos, Baltarusijos, turbūt šiuo atveju, lotyniškam paveldui. Ir taiklių konferencijai ir diskusijoms vadovavusio profesoriaus Marcello Garzaniti apibūdinimu, lotyniškoji kultūra sudaro šių dienų Europos tapatybės pagrindą, nes vienintelė jungia skirtingų valstybinių sistemų, politinių doktrinų, kalbų ir tikėjimų skiriamas Europos valstybės. Kur baigėsi lotyniškoji literatūra, baigėsi ir Europa. 16-18 amžiuje jos riba ėjo rytinėmis abiejų tautų respublikos sienomis. Su Lietuvos lotyniškosios literatūros turinio ypatumais, kiekybinėmis charakteristikomis, ten supažindino dalyvius konferencijos Sigitas Narbutas. Jis ir pasufleravo man tą mintį, kad šitaip turbūt reikėtų pabaigti mano pranešimą, nes iš tikrųjų toje konferencijoje auditorija buvo nustebinta tos gausios lotyniškosios Lietuvos literatūros ir to fakto, kad lotyniškoji Lietuvos literatūra ypač išsiskiria grožinės literatūros gausa ir žanrų įvairovė. Taip žvelgiant į kultūros paveldą, savaime peršasi mintis, kad kitakalbė Lietuvos literatūra yra neatsiejama visos kultūrinės politinės raidos dalis. Su ją turėtų būti supažindinama jau nuo mokyklos suolo. Sveikintina, kad į mokyklų programas jau įtrauktas 16 amžiaus lotyniškosios literatūros šedevras Radviliada. Tačiau nereikėtų iš akių išleisti ir kitų kūrinių, be kurių mūsų literatūros istorija atrodytų skurdesnė, nevisavertė. Tarp tokių kanoninių tekstų galėtų atsirasti ir bent vienas kitas šiame pranešime paminėtas tekstas. Dėkuoju. Malonu pristatyti kitą temą. Tai yra valdovas Steponas Batoras Lietuvos istorijoje ir kultūroje. Ir man taip pat labai smagu pasakyti, kad pranešimą skaitys profesorė, habilituota daktarė Dainora Pociūtė Abukevičienė, kuri taip pat yra ir Vilniaus universiteto senato pirmininkė. Noriu prieš Dainorai pradedant kalbėti, dar pasakyti, kad esam tikrai mes, lituanistai, dėkingi, kad prisidėdama savo moksliniais tyrimais ir visokia kitokia akademinė veikla sugrąžino mums į mokyklą, į literatūros pamokas pirmiausia, tokias asmenybės kaip Kulvietis ir leido naujai atrasti tą laiką, kurį tyrinėja. Ir aš tikiuosi, kad šiandien padės mums atrasti naujai dar vieną asmenybę. Ačiū Dainorai. Iš tiesų, rizikuoju šiek tiek čia siūlydama jums temą apie Steponą Batorą, bet kadangi konferencijos organizatoriai pasakė, kad tema bus 16 amžiaus asmenybės, o labai daug asmenybių, aš jau ir apie Radvilą Juodą, ir apie Kulvietį, ir apie Mažvydą, ir apie visus įtrauktas į programą asmenybės esu daug ir įvairiai ir kalbėjusi, ir rašiusi. Tai nusprendžiau šiandieną pasirinkti Steponą Batorą, asmenybę valdovą, kuris mano supratimu Lietuvos istorijoje ir kultūros istorijoje yra faktiškai, beveik užmiršta asmenybė, visiškai neaktualizuota asmenybė, nors iš tikrųjų tai yra, pats
tikriausiai nuostabiausias 16 amžiaus valdovas arba vienas iš nuostabesnių valdovų, ta prasme, kad jau savo gyvenimo metu ir valdymo metu jis įgijo antrojo Lietuvos Vytauto vardą. Taigi, iš tiesų, aš šiandieną taip per tokį trumpą, čia 20 minučių pranešimą tikrai negalėsiu nušviesti visų labai įdomių Stepono Batoro gyvenimo aspektų, bet galima parodyti skaidrę, Sigita čia man padės, kadangi taip išeina, kad komunikacijos tarp dviejų kompiuterių nėra. Tai iš tiesų Steponas Batoras, kaip žinome, buvo Lietuvos ir Lenkijos valdovų 1576–1586 metais, lygiai 10 metų. Ir tas 10 metų buvo laimingi Lietuvos istorijai metai įvairiomis prasmėmis, tiek politinė, karinė prasme, kuomet Batoras atkovojo iš Maskvos kunigaikštystės Livoniją ir sėkmingai užbaigė Livonijos karą, tiek kultūrinės apskritai plėtros prasme Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Labai trumpai pristatysiu Steponą Batorą, nesigilindama jo be galo įdomią biografiją iki tapimo Lietuvos ir Lenkijos valdovu. Tai, kaip žinome, vengras, kilęs iš Transilvanijos didikų giminės, kuri tuo metu priklausė Vengrijai, ir Transilvanija tuo metu buvo vienintelė nepriklausoma vengrų valdoma teritorija, kadangi kitos Vengrijos teritorijos dalis priklausė Habsburgams arba turkams. Tokiu būdu, taip pat išskirtinis kitas Batorų giminės bruožas buvo tas, kad Vengrija, kurioje labai aktyviai vystėsi, kaip ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, reformacija 16 amžiuje, labai greitai įsitvirtino keletas kitų konfesijų, reformuotų konfesijų, tiek liuteronizmas, tiek kalvinizmas, tiek netgi antitrinitorizmas kaip valstybinė religija. Tuo tarpu Batoras, Batorų giminė buvo viena iš retų išlikusių vengrų katalikiškų giminių, kurios nedviprasmiškai angažuotai būtent buvo katalikiškosios kultūros rėmėjai. Taigi, Batoras, kaip žinome, atėjo į Lietuvos ir Lenkijos valdovo sostą prieš lietuvių valią. Nenorėjo lietuviai Batoro kaip valdovo ir įvyko dveji rinkimai, lietuviai buvo Habsburgų rėmėjai, tačiau susikloščius laimingų aplinkybių dėka vis dėlto Batoras buvo pripažintas Lietuvos ir Lenkijos elekcinių išrinktų valdovų. Ir būtent kas yra ypatinga Batoro asmenybėje, Batoras, žinodamas, kad tiek žmonių buvo prieš jo išrinkimą, ir tas pats Radvilas Našlaitėlis tuo metu ir kiti, vis dėlto sugebėjo per savo valdymo laikotarpį 10 metų nelaikyti jokio apmaudo širdyje prieš buvusius savo priešininkus, įgyti jų palankumą, susitaikyti ir labai sėkmingai dirbti Lietuvos ir Lenkijos valstybės labui. Kai Batoras nesykį deklaravo savo įvairiose pasisakymuose, jis, nepaisant įvairių susiskaldimų abiejų tautų respublikos vidinėme gyvenime, liks ištikimas jos valdovas ir tarnaus ją ištikimai visą gyvenimą. Trumpas toks asmeninio Batoro gyvenimo tragiškas, gana tragiškas momentas, detaliai, kurią nesiplėtosi, bet kurią pasakyti tik galiu. Kaip žinome, Batoras turėjo vesti, jo sąlyga buvo rinkimų Žygimanto Augusto seserį Oną Jogailaitę, kuri buvo 10 metų už jį jau vyresnė ir nebegalėjo jau ir turėti vaikų. Ir Batoras irgi, iš tiesų, turėjo tokį formalų tik ir nesėkmingą privatų vedybinį gyvenimą, su valdove niekada negyveno kartu ir nerezidavo kartu, jų gyvenimai buvo atskiri. Taigi Batoras buvo vienišius valdovas, pašventęs savo gyvenimą Lietuvos ir Lenkijos valstybė ir karo reikalams. Karo lauke jis praleido pirmojo savo valdymo laikotarpiu daugiau laiko negu kokiose nors rezidencijose. Taigi buvo išskirtinis to požiūriu Lietuvos ir Lenkijos valdovas.
Čia šiame pranešime, jeigu galima kitą skaidrę parodykit, aš susitelksiu ties keletų tokių dalykų. Iš tiesų, Batoro santykiai su jėzuitais. Kaip žinome, Batoras yra mūsų Vilniaus akademijos steigėjas, kaip jis jo tapo ir kokį vaidmenį vaidino jėzuitų kultūra ir Steponas Batoras, kaip bendravo su jėzuitais. Iš tikrųjų, Batoras yra tikriausiai vienintelis 16 amžiaus valdovas, kuris į sostą atėjo, būdamas kataliku, protestantų pagalba. Čia toks labai kontroversiškas atvejis, nes jį rėmė antitrinitorius Džordžo Biendrata, jo lekcinę kalbą sakė, žymus Europos antitrinitorių vadovas. Batoro dvare buvo labai daug artimų jam protestantų, abu Batoro gydytojai buvo, pavyzdžiui, protestantai, italai ir taip toliau. Tačiau Batoras visada nedviprasmiškai angažuotai rėmė ir katalikiškąją kultūrą ir per jo 10 valdymo laikotarpį buvo sugebėta vis dėlto nekonfrontuoti tarp protestantizmo ir katalikybės, nepaisant to, jog pats Batoras būtent deklaravo savo katalikiškumą. Taigi, atėjus Batorui į valdžią, iš tikrųjų labai suaktyvėjo, aišku, jis atėjo tokiu metu, kai Lietuvoje yra jau išsiplėtojusi reformacija, na ir miręs Radvilas Juodasis ir reformacijos eiga eina tolyn. Na ir mes žinome, kad jau Lietuvoje yra apsilankęs ir popiežiaus nuncijus, kuris bandė atversti prieš tai juodąjį katalikybę. Ir pirmieji jėzuitai, kurie nesėkmingai čia bandė įkurti kolegiją arba tik patikrinti kolegijos įkūrimo galimybės. Tačiau visą tai jiems nepavyko. Tačiau Šventasis Sostas bandė ir Batoro valdymo metu, ir tai jam tiko, Batoras tiko kaip figūra tokia, kadangi katalikas, atkovoti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę iš reformacijos, iš reformacijos rėmėjų rankų ir pradėjo labai aktyvią politiką. Taigi, na iš tikrųjų, apaštalų sostas Roma, Italija, matė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip tam tikrą teritoriją, kuri galėtų realizuoti seną vakarų bažnyčios svajonę, kitaip tariant, svajonę, kad Maskvos didžioji kunigaikštystė prisijungtų prie vakarų bažnyčios arba pripažintų popiežiaus valią. Tai buvo sena idėja, nuo Florencijos susirinkimo einanti idėja. Ir kita idėja buvo, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė taptų kovos prieš islamą formavimu. Ir tokiu būdu, iš tikrųjų, galima parodyti kitą skaidrę, nuo 1564-65 metų, kuomet atvažiuoja į Lietuvą ir Lenkiją jėzuitai, prasideda jėzuitų mokyklų tinklo formavimas, jėzuitų kolegijų tinklų formavimas ir plėtra. Na ir pirmoji, kaip žinome, šitame regione jėzuitų kolegija buvo įkurta Braunsberge arba Braneve, 64-65 metais pradėjusi veikti. Ir tokiu būdu jėzuitai paima į rankas, pradeda imti labai sunkiai. Kaip šiandien mes kalbame, kad iš tikrųjų taip viskas buvo labai gerai ir gražu, edukacija, mokyklų rėmimas. Realiai skaitant dokumentus buvo labai sunku. Labai trūko jėzuitų, labai trūko tų, kas norėtų čia važiuoti į tuos mažesnius miestus ir kurtis juose. Buvo jėzuitų prašymas ar maldavimas, našlaitėlis, kad į Nesvyžių prisikviestų kelis jėzuitus, iškėlė didžiulius skandalus apaštalų soste. Žodžiu, iš tiesų tai buvo labai sudėtinga jėzuitus prisikviesti, juos paskatinti įsikurti mažose miestuose, vyko didelės derybos. Tačiau būtent Batoras buvo tas pirmasis valdovas, kuris pradėjo skatinti labai stipriai jėzuitų tinklą. Na ir galima kitą skaidrę parodykit, sakytai, iš tiesų pagrindiniai jėzuitai, su kuriais bendravo Batoras. Čia aš tik pagrindinius tikrai išskiriu, jėzuitų aišku buvo daugiau, bet artimesni su Batoro aktyviai kontaktavę jėzuitai, tai buvo Italijos jėzuitai ir vietiniai pirmieji keletas jėzuitų. Na ir žymiausia jėzuito su Batoru istorija yra italo Antonijo Posevino,
istorija ir taip pat jėzuitų provincijolo Giovanni Paolo Campanos istorija. Jie daugiausiai bendravo su Batoru plėsdami kolegijų tinklą, na, o iš vietinių mūsų jau Lenkijos Lietuvos jėzuitų su Batoru artimai bendravo Petras Skarga, kuris, na, tikrai buvo gana neblogas Batoro patikėtinis, ir privatus Batoro nuodėmklausys Martynas Laterna, kuris buvo labai kuklus jėzuitas, kuklus, nesikišęs į politikos gyvenimą jėzuitas ir būtent, na, nevaidinęs kokio nors politinio vaidmens. Taigi, na, šiek tiek apie Poseviną galima kitą skaidrę parodyti. Posevinas, kaip žinome, čia tik keletų sakinių jį pristatysiu, suvaidino labai įdomų diplomatinį vaidmenį. Posevinas iš tiesų buvo jėzuitas, kurį apaštalų sostas nuo 1577 metų vartojo, kaip naudojo arba bandė panaudoti ir suformavo jį kaip agentą Švedijoje, kaip žmogų, kuris galėtų imtis Švedijos rekatalikizacijos planų. Ir Posevinui nemažai ten pavyko suartėti su Švedijos karališkuoju sostu ir taip toliau. Tačiau, na, labai greitai pamačius, kad Batoras Lietuvoje ir Lenkijoje labai sėkmingai, na, iš tiesų eina į kovą su Ivanu IV ir yra atsiėmęs jau nemažą dalį Livonijos teritorijos, Ivanas IV ėmėsi labai, caras Maskvos, labai tokio, na, gudraus žingsnio, bandančio apgauti tiek Batorą, tiek apaštališkąjį sostą. Ivanas IV pasiuntė į labai įdomiai yra aprašytos, aišku, visos tos vizitacijos, savo pasiuntinius į Romą, teigdamas, kad nori, na, tie pasiuntiniai teigdamas, kad nori pradėti dėrybas su apaštalų sosto, nori pradėti religinės dėrybas, nori pradėti jungtis su vakarų bažnyčia, bet tada tam apaštališkasis sostas turi užtverti Batorui kelius keliauti tolyn į Maskvos teritoriją. Ir tokiu būdu, na, Posevinas buvo pasiųstas kaip žmogus apaštališkojo sosto, kuris turi sutaikyti Batorą su Ivanu IV ir, na, diplomatiškai išspręsti situaciją. Apaštalų sostas iš vienos pusės, matyt, viena vertus kažkas tikrai tikėjosi, kad Maskva susijungs su vakarų bažnyčia. Buvo tokių teorinių vilčių. Tačiau pats Batoras tuo niekada netikėjo ir Posevinui pareiškė, kad netiki šitą istoriją ir būtent jis, vis dėlto nebuvo labai patenkintas Posevino misija. Mes žinome, kad Batoras tikriausiai būtų nugalėjęs Maskvos kariuomenę, kurioje apgultyje buvo pusę metų, nuo 1581 rugpjūčio ir 82 tik sausį Maskvos kariuomenė galutinai pasidavė ir turėjo bijodama prarasti Pskovą. Ir būtent buvo pasirašyta taikos sutartis, 10 metų taikos sutartis. Batoras tą sutartį būtų ir taip pasirašęs, bet tikriausiai ar būtų kaip nors kitaip pasibaigusi, tačiau Posevinas čia vaidino didelį vaidmenį, bandydamas, na, suvaidinti religinio diplomato vaidmenį. Tačiau Ivanui IV to užteko. Kai Batoras su Ivanu pasirašė taikos sutartį, Ivanas atgavo savo keletą miestų, o Batoras atgavo šiaip ne taip Livoniją, ką pasakė, be Livonijos jis jokios sutarties nesirašys, atgavo visą Livonijos teritoriją. Tai Posevinas, kai toliau bandė pas Ivaną IV įvykdyti savo misiją religinę, Ivanas religiniuose disputuose su Posevinu pasakė, kad apie religinės diskusijas su vakarų bažnyčia jis net nesileis kalbėti, nes popiežius yra, jo vienas iš tokių aštresnių pasakymų, ne piemuo, o vilkas. Na ir tokiu būdu Ivano IV derybos su vakarų pasauliu dėl jungimosi į vieną bažnyčią baigėsi. Taigi, iš tiesų,
Na, Posevinas, kaip žinome, Maskvoje publikavo, tai yra Vilniuje publikavo 2 savo žymes knygas. Knygą apie Maskvą 86 metais ir kitą knygą nukreiptą prieš ateizmus, kaip jisai vadina, Liuterio, Melanktono, Bezos ir kitų mūsų laikų eretiko ateizmus. Ir būtent, na, tai yra pirmasis toks ryškus polemistas nukreiptas prieš reformaciją. Taigi, toliau einant, galima parodyti, kaip Batoro valdymo laiku iš tikrųjų išsiplėtė kolegijų tinklas Lietuvoje ir Lenkijoje. Posevino ir Kampanos dėka, kurie čia buvo, toliau pasiliko Lietuvoje ir Lenkijoje veikti, plečiant jėzuitų kolegijų tinklą ir tikintis, tokiu būdu rekatalikizuoti ne tik Lietuvą, bet ir visą Livoniją, visą Livonijos teritoriją. Kaip žinome, Ryga jau buvo visiškai protestantiškas miestas. Taigi, Batoro valdymo metu įsikūrė kolegijos Polocke, Rygoje, Nesvyžyje, Kališe, Liubline, Dorpate ir 2 Transilvanijoje, kurios tuo metu priklausė Lenkijos jėzuitų kolegijų tinklai. Kaip sakiau, labai sunkiai kūrėsi su dideliais ginčais, kur jas reikia iš tiesų kurti. Na ir Batoras taip pat, štai galima parodyti Polocko jėzuitų kolegiją, kuri buvo nukreipta kaip visos tos jėzuitų kolegijos ne tik apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės reikalus galvojo, bet galvojo, kaip rekatalikizuoti protestantus ir kaip į katalikybės pusę traukti ir rusėnus. Taigi jų, matome, tinklas yra labai išplėstas įvairiose vietose. Na, Batoras galima dar parodyti, kaip žinome, apsigyveno antroje savo valdymo laikotarpio kadencijoje Gardine, pilyje, kurią jisai pats perstatė 1580 metais ir Gardine 1586 metais labai netikėtai mirė. Čia mirties istorijos mes neanalizuosime, kur yra be galo spalvinga ir tikrai daug įdomių turi detalių. Taip pat galima parodyti kitą, Batoras nusprendė Gardiną irgi paversti jėzuitų centru. Jau ten buvo sutaręs įkurti ir Gardino jėzuitų kolegiją, bet nespėjo iki mirties. Tačiau 1585 metais spėjo funduoti jėzuitų bažnyčią ir norėjo būti joje palaidotas. Tačiau testamente parašė, kad jo mauzoliejus būtent turi būti joje, tačiau, kaip žinome, po 1,5 metų po mirties jis buvo pervežtas laidojimui į Vavelį. Na, iš tikrųjų, paeikime dar toliau, praleiskime čia medicininę polemiką, kurios čia tikrai neliesiu. Batoras yra vienas iš tokių įdomių Lietuvos valdovų 16 amžiaus, kuris susilaukė įamžinimo labai teigiamo tiek jėzuitų literatūroje, tiek protestantiškoje literatūroje. Ir būtent iš jėzuitų jam daugiausia dėmesio skyrė Krzyštofas Varševickis ir Kasparas Pentkovskis. Kaip žinome, Pentkovskio drama skirta Radvilo pergalėms buvo suvaidinta Vilniaus arkikatedroje. Sakoma, kad iš Polocko žygio sėkmingo grįžęs Batoras, žiūrėdamas tą dramą, tą dialogą, krito ant kelių Vilniaus arkikatedroje ir apsiverkė. Ir būtent, šitas iš tiesų faktas rodo, kad, pats Batoras iš tikrųjų nesirūpino savo, tai buvo valdovas, kuris nesirūpino savo šlove ir įamžinimu. Jo dauguma tų kūrinių iš tikrųjų nėra specialiai užsakyti, bet jis susilaukė, jau savo gyvenimo metu antrojo Lietuvos Vytauto vardo dėl savo karinių pergalių. Štai Varševickio kūriniai 79-82 metais išspausdinti Vilniuje, visi skirti Batorui, tai jėzuito kūriniai. Na ir Batorui mirus, Kasparas Pentkovskis taip pat parašė jam keletą skirtų kūrinių. Na, o Batorui mirus galima parodyti keletą skirtų jėzuitų laidotuvių kalbų, kuriuose Batoras buvo įamžintas kaip išskirtinis valdovas. Tai Varševickio kalba, Martino Laternos, jo pamokslininko kalba ir Kasparo Pentkovskio nepublikuota laidotuvių kalbos rankraštis.
Beje, šiuose kalbose būdinga ir tai, kad jėzuitai šiek tiek išreiškė Batorui ir kritikos, nors tai nebūdinga ir apskritai laidotuvių kalbose kritikuoti savo herojų. Ta kritika buvo tikriausiai susijusi ir su tuo, kad vis dėlto Batoras buvo ir protestantiškosios kultūros, ne rėmėjas, bet vis dėlto turėjo artimoj savo aplinkoje nemažai protestantų, kuriais artimai pasitikėjo. Ir paskutinę skaidrę galima sakytai parodyti, kuri yra Batoras protestantų literatūroje. Mes, ką norėčiau čia pabrėžti, iš tikrųjų mano supratimu, būtent Batoro pergalės, Batoro sėkmingas Livonijos karo pabaiga, Batoro pasiaukojimas valstybei, svetimai valstybei, Lietuvos ir Lenkijos valstybei, kurios valdovu jisai tapo būdamas vengras, paskatino apskritai naujo žanro susikūrimą lietuvių literatūroje, tai būtent herojinė poema. Herojinė poema, kuri yra, būtent tos poemos yra susijusios su Livonijos sėkmingo žygio karinių veiksmų aprašymu. Batoras suteikė lietuviams pasididžiavimą savo 16 amžiuje, tai buvo tam tikras vienintelis toks momentas istorinis, kuomet lietuviai atgijo pasididžiavimą savo karinę jėgą, savo sėkmingą karinę politiką ir tokiu būdu būtent tai paskatino visą eilę herojinių poemų, kuriuose buvo jis taip pat ir įamžintas. Visos tos poemos buvo beje parašytos protestantų. Tai yra protestantų sukurtas žanras, kuriame buvo išaukštintas katalikas Batoras. Tokiu būdu, iš tikrųjų, Batoras yra dar, sakyčiau, laukianti savo įvertinimo figūra, kuri buvo įsipareigojusi kaip valdovas Lietuvos ir Lenkijos valstybei. Ir, jei nestaigi mirtis 1586 metais, iš tiesų, nežinome, kuo būtų galbūt pasibaigus ir tolesnė jo kovos istorija su Maskvos kunigaikštystė. O jo įamžinimas literatūroje irgi, sakyčiau, yra unikalus ir išskirtinis 16 amžiuje. Antrojo Vytauto paveikslas sukurtas herojinėse poemose irgi yra, sakyčiau, atvejis, kurio analogo 16 amžiaus literatūroje, Renesanso literatūroje nėra. Taigi, galbūt tiek, tikriausiai daug neužtęsiau laiko. Labai ačiū. Bet aš vis tiek noriu, žinodama, kad yra kelios minutės klausimus, noriu paklausti Dainorą, o kaip galėtum pasakyti, kuo tas Batoras, jo asmenybė, jo gyvenimas, jo veikla vis dėlto daro įtaką dabar kuriamai Lietuvai? Nes mūsų forumo tema yra... O čia jūs man patys sunkiausia klausimas. Aš vis tiek bandau provokuoti. Dabar man visada tokius klausimus sunku atsakyti, kai reikia pasakyti, o kodėl 16 amžių dabar šiandieną mes kalbame apie tą 16 amžių ir kuo jis mums šiandieną svarbus yra. Aš bandžiau taip labai trumpai iš tiesų parodyti. Pirmą, mano supratimu, jis yra išskirtinis valdovas, kuris nesiekia šlovės, nesirūpino savo dideliu įvaizdžiu ir buvo visiškai pasiaukojęs valstybei kaip valdovas. Kaip sakiau, po pusę metų karo lauke praleisdavo. Tai nei vieno tokio kito 16 amžiaus valdovo vargu ar mes rasime Lietuvos ir Lenkijos valstybėje. Kitas dalykas, jis iš tikrųjų šalia viso to, jis labai išplėtė tiesiog edukacinį visą šitą jėzuitų tinklą, tiesiog naudojasi jėzuitais kaip savo bendraminčiais ir manau, kad tai buvo tikrai toksai labai ryškus modernizacijos dešimtmetis, jo valdymo dešimtmetis. Tai nors, man atrodo, labai išryškino stoką mūsų valstybėje